Sveiki, aš esu Agnė, atvykau iš Vilniaus. Šiandieną kaip tikra aktorių mane kamuoja toks lengvas jauduliukas, tačiau matau, kad dirbu su labai profesionalia komanda, dėl to žinau, kad tikrai viskas bus gerai. Aš jau žinau, kur mane fotografuos. Tai bus viena gražiausių Nidos vietoje, prie Parnidžio kopos. Tikiuosi, kad fotosesija bus labai smagi. Tai nėra iššūkis, tačiau labai smagus geras įvykis. Fotosesija buvo totaliai nereali. Buvo nereali komanda, kuri dirbo. Visa kaip vienas žmogus. Buvo šiek tiek šalta, bet tai nebuvo taip baisu, kaip iš pat pradžių atrodė. Didžiausią įspūdį vis tiek paliko Parnidžio kopa, nes tai iš tiesų yra stebuklas, Lietuvos stebuklas. Užlipus į Parnidžio kopos viršų gali pamatyti keliaujančias kopas. Į Nidą atvažiuoja kaip į namus. Tai kaip antri namai, persikėlus keltu į Neringą, pasijunti kaip grįžęs namo. Čia yra tas jaukumas, kurio neturi tikriausiai kitos Lietuvos vietos. Iš visų Lietuvos gražiausių vietų be abejo, kad rinkčiausi Nidą. Kuršių nerija tai atskira sala, atskiras pasaulis nuo Lietuvos ir nuo viso likusio pasaulio. O jūs žinote, kad nuo Perkėlos iki Nidos galima atvažiuoti per pusvalandį? Norėčiau būti pavasario mergina, nes tuo metu pražysta gamta. Tai yra tas laikas, kai labiausiai liūdėsi, kad gyveni Lietuvoje.